Grėblys, lazerinis matuoklis ir DCK vejos robotas. Lazerinis, lidarinis. Pasikalbėsime šiek tiek, kodėl žmonės juos perka ir kur yra esminis privalumas. Tai visų pirma, šitas robotas dirba lazerio matavimo principu. Pas mus yra lazeris rankoje, tam, kad suprastumėte, apie ką mes kalbėsim. Iki sienos yra kažkokia distancija. Stovi robotas ir jis matuoja distanciją. 5 metrai, 63 cm ir toliau nueinam net į milimetrus. Pas robotą lazeris sukasi ratu, dideliu greičiu ir matuoja distancijas iš vien. Takšt, ne? Ir jisai tokiu būdu įsiskanuoja savo teritoriją. Net ten ir tolimos distancijas. Gamintojų deklaravimų yra iki 40 metrų distancijose. Mes pasikuklinkim, sakysime 20-30 metrų distancijoje, priklauso koks yra objektas. Jeigu objektas yra namas, yra gerai. Jeigu objektas yra medis, yra jisai per plonas. Tai tokiu principu veikia lidarinis lazerinis robotas. Sukasi lazeris ir matuoja distancijas. Susidaro žemėlapį, taip žino tiksliai po kablelio centimetrais, kur jisai yra nuo savo teritorijos. Toliau, grėblys. Kamgi grėblys? Kai lazeris sukasi, jisai matuoja. Tai nėra vientisas matavimas, yra tak. Ir tie distancijos į tolumą be abejo išdidėja. Kai esam šalia roboto, kaip ir grėblio šita vieta, tarpas yra mažas. Kai viskas tolsta nuo roboto, tarpas tarp lazerio matavimo didėja. Ir ten į tolumą jau bus taškai dedami gan tolima distancija. Todėl robotai turėdami kliūtį kažkokią, tarkim, nelabai storą, kaip pavyzdys grėblys, tas lazeris gali praeiti taip, kad jo neužfiksuos. Kai yra grėblys prie pat, robotas gali jo taip pat nepamatyti, nes yra jau per arti. Todėl lidariniai vejos robotai aukštesnės klasės turi vaizdo kamerą, nes jie mato pilną kliūčių struktūrą. Jeigu lazeris praeina, tai kamera vis tiek pamatys. Aišku, kamera naktį nėra efektyvi, lazeris efektyvus bet kuriuo paros metu, išskyrus per lietų ir rūką. Štai didžiausias privalumas lidarinių vejos robotų. Ir jeigu jūs svarstote įsigyti GPS robotą, įsivaizduokit situaciją tokią. Robotas turi GPS imtuvą ir dar yra viena antena. Su ta antena robotas palaiko radio ryšį, arba su stotele, priklausomai nuo gamintojo. Jeigu situacija tokia, kad jūsų veja čia yra, o robotas pjauna ir už namo, ir dar už namo, radio ryšys tarp roboto ir stotelės nutrūksta. Šiuo atveju lidariniui robotui visiškai nerūpi, kur ta jūsų stotelė, jokios antenos nėra, dedat viską kaip norite ir jokių taisyklių nėra. Puikus sprendimas tiems, kas turi L formos arba U formos veją. Arba teritorijoje yra daugiau pastatų. Va.